Žinai posakį, lazda turi du galus. Tai va, su vienu galu gavau per galvą. Kodėl? Todėl, kad kitą galą pradėjau tvarkyti. Kaip tai atrodo? Pradėjau dirbti su klientu čia prieš kokį gerų pusę metų. Ir su tokia tema nepasitikėjimas savim, baimė pasakyti didesnę kainą ir nusivylimas, kad prarasiu klientą, jeigu pasakysiu didesnę kainą. Nu ir tada, kadangi pasako mažesnę kainą, nes viduje yra baimės, tada ateina vidinis skausmas, nusivylimas, kad jaučiasi neįvertintas, neįsivertinęs ir save pjauna dėl to, kad pasakė mažesnę kainą. Tai va, mes su juo padirbėjom, gavo puikių rezultatų. Ir šitos istorijos moralas yra toks, jisai yra ir džiuginantis, ir nelabai. Džiuginantis dėl to, kad darbas, kurį padariau, yra sėkmingas, o nedžiuginantis yra dėl to, kad pasamdžiau aš jį, kad man atliktų tam tikras paslaugas ir sumokėjau brangiau negu visada. Tai va čia taip gauni per galvą kitų galų.